A mighty fortress is our God, a bulwark never failing. Our helper, he amid the flood of mortal ills prevailing. For still our ancient foe doth seek to work us woe. His craft and power are great, and armed with cruel hate. And on earth is not his equal. And if we in our own strength can fight, then our striving would be losing. We're not the right man on our side, the man of God's own choosing. And you ask who that may be. Christ Jesus, it is He, the Lord of hosts, His name, from age to age the same. And He must win the battle. Then though this world with devils filled should threaten to undo us, we will not fear, for God hath willed for His truth to triumph through us. Then though this world with devils filled should threaten to undo us, we will not fear, for God hath willed for His truth to triumph through us. Whoa. Labą dieną vyskupe, labai smagu, kad atvykot pas mus į stovyklą ir norim užduoti keletą klausimų šios stovyklos pirmą pačią dieną. Norėčiau paklausti, kuo ypatingas yra žymelis? Jūs jau važinėjat po daugelį parapijų. Kas tai yra žymelis? Kuom jis ypatingas kaip šitas miestelis? Labą dieną, tai turbūt formatas jūsų interviu nenumato ilgo tokio forumo ir diskusijos. Keliais sakiniais. Visų pirma, tai viena seniausių parapijų ir viena didžiausių bažnyčių liuteronų bažnyčių Lietuvoje ir šiandien. Ir viena, jeigu ne pati seniausia, čia dar diskusija yra. Kita, žeimelis istoriškai ypatingas dėl įvairių visuomenės veikėjų, gal netiesiai su lietuvybė susijusių, bet su įvairiais politiniais ir kultūriniais aspektais kaimyninių šalių arba mūsų buvusios šalies, tai konkrečiai ir fizikas Grothusas, taip, ir karvedys carinės Rusijos Napoleono laikų Barklajus de Tollis, taip pat čia minimas stovykloje Štenderis, kuris toksai yra jo Latvių Donelaitis. 300 metų švenčiami, taigi jau istoriškai tokia vieta yra, kurioje daug kas yra įvykę. Ir trečia, kuo svarbi ši vieta, kad ji turbūt neteisingai yra pamiršta.
Ir jeigu mūsų bažnyčios gyvenimas kažkur verda Klaipėda, ne visų parapijų neišvardinsiu aktyvių, bet aš jau tas, kas vyksta kokia Klaipėda, Šilutė, Tauragė, Jurbarkas, Vilnius ir panašiai kažkur, tai čia šiaurėje lyg ir kažkaip primiršta. Ir aišku, tai buvo tokia dramatiška situacija po karo, kai reguliaraus kunigo aptarnaujančio parapiją nebuvo. Ir šiandieną jau tas problema yra išspręsta ir kunigas Juozas Mišeikis veikia. Taigi vėl tai ši vieta, žemelis mums svarbus kaip vieta, kurią mes privalome dvasiškai atgaivinti. Ir manau, tai mūsų ir pareiga, ir kartu didžiulis džiaugsmas, kad matome, kaip vėl atgyja ir kaip jau sekmadienį vyks konfirmacija, kur pagaliau po nežinia kiek dešimtmečių 4 konfirmantai. Tai tokia svarbi vieta ir be abejo, dar kas mums gerai labai svarbu yra, tai paskelbti apie žemelį žinią visiems Lietuvos žmonėms. Ir ne tik Lietuvos, kad tokia vieta yra, kad žmonės nepatingėtų kai kada ne visai toli važiuodami, bent jau būdami kur nors Pakruojyje, jau kad jie nepatingėtų užsukti į šį nuostabų miestelį. Kitas klausimas. Štenderis, Donelaitis, 300 metų ir pašaukimas. Kaip tai yra susiję? Tai turbūt jūsų klausimai ir turbūt atsakymas ir yra, kad būtent mes matome du žmonės, bendrai apibūdinti literatus, galim sakyti, taip, vieną poetą, kitą pračiau ir kitą literatūrinę prasme, du kunigus, tai matome, bet svarbiausia matome krikščionis, kurie savo laikmetį pagal savo galimybę, aplinkybės galėjo padaryti tai, ką padarė. Ir manau, nei vienas iš jų nesitikėjo labai greito ir didelio efekto. Prisiminkime, abudu dirbo pavergtose tautose. Ir Donelaitis tarp pavergtų lietuvininkų, Štenderis, nors pats Latvių nebūdamas, bet dėl pavergtų Latvių. Ir galbūt jie net neįsivaizdavo, kad iš vis jų kažkokia veikla gali ką nors pakeisti. Ir matome, kad jau Latvijoje tai ypatingai tas 19 amžiuje, kai pas mus buvo spauda draudžiama, čia kaip tik buvo leidžiama ir skatinama, netgi daugelis inteligentijos kaip tik rėmėsi Štenderiu ir kitais pradininkais ir tokiais, gal ne pradininkais, bet fundamentaliais asmenimis literatūros. Ir mūsų atgimimas tautos be Donelaičio neįsivaizduojamas. Ir netgi Maironis, kuris kitos konfesijos aktyvus žmogus, kuris irgi sakė, kad be Donelaičio negalėčiau įsivaizduoti savęs kaip poeto. Taigi, bet jie išpildė save kaip krikščionis ir mums tai yra pats gražiausias pavyzdys, kad ne aplinka, aišku, aplinka mus įtakoja, bet mes negalime laukti, kada aplinka pasidarys tinkamą mūsų veiklą. Mes turime patys kaip krikščionis dabar, čia ir dabar, šitoje aplinkoje, šitoje visuomenėje, turime daryti taip, ką galime padaryti. Tai čia mums geriausias pavyzdys, kad tie žmonės prieš 300 metų nelaukia, bet jie darė, kad patys aplinką pakeistų. Tai manau, čia toks labai svarbu prisiminti. Aš norėčiau paklausyti dar labai paprastą klausimą. Ką palinkėtumėt šią pirmą dieną stovyklautojams visiems, kokie būtų patys linkėjimai? Tai turbūt ir pirmą, ir paskutinę galbūt vis tiek tai jau stovykla kaip bendras blokas yra su visais įspūdžiais ir su viskuo, kad žmonės žvelgdami į Evangeliją, į Jėzaus mokymą, žvelgdami tos žmonės ir šiaip kaip čia bus minimas Donelaitis ir Štenderis, tie, kurie Jėzaus mokymą pritaikė savo gyvenime, savo pašaukime, kad kiekvienas išsivežtų visų pirma tam tikrą padėką Dievui, kad yra tikintys, kad pažįsta Kristų, kad yra krikštyti ir kartu prašytų Dievo ir kartu patys apmąstytų, kaip kiekvienas iš tų jaunų širdžių, kaip savo gyvenime jie galėtų išpildyti pašaukimą, kad jie galėtų suprasti savo pašaukimą. We will not
Donelaitis Lietuvai šiandien, moderniai Lietuvai, Lietuvai, kurie žiūri į ateitį. Kas tai būtų? Šiandieną Lietuvai Donelaitis. Aš sakyčiau, žmogus ganėtinai sėslus, kaip tikras lietuvis arba prūsų lietuvis. Tas turbūt sėslumas yra daugelio žmonių kraujyje. Žmogus mylintis savo kraštą, savo žmonės, savo šaknis. Na, žmogus taip pat darbštus, tai yra tos gražios savybės ir turbūt tikintis žmogus, dvasingas žmogus. Ir šiuo laiku aš linkėčiau Lietuvai būtent tų savybių. Darbštumo, meilės savo kraštui, žmonėms, kurie gyvena aplinkui, būtent savybių linkėčiau. Labai ačiū Jums. Labas, Justai. Papasakok, kas čia vyksta? Čia Žeimelė, taip. Taip, Žeimelis. Vyksta stovykla. Ir aš čia šiandien atvažiavau. Ir mes su jaunimu skaitom Donelaičio tekstus. Bandom juos išversti į šiandieninę kalbą, suprasti, apie ką yra kalbama tuose tekstuose ir pagal tai padaryti, na, vadinkim, mažus spektakliukus ar kažkokius vaidinimus. Žiūrėsim, kaip tik dabar tas procesas ir vyksta. O sakyk, ar sunku dabar jaunimui suprasti Donelaitį? Ir ar jis yra įdomus? Aš žinau, kai atvirai aš pasakysiu, kad, nežinau kaip jaunimui, man pačiam buvo tam tikras iššūkis Donelaičio tekstai, bet aš iššūkius mėgstu ir viskas, ką bandau ir tam užsiėmimui, tų kūrybinių dirbtuvių metu, kad ir jauni žmonės, tie, kurie dabar dar mokykloje, kad jos irgi truputį pabandyti surasti tos kampus, per kuriuos gali būti įdomus tekstai. Ir manau, kad jie nėra lengvi, nes vis tik tai jau yra, seni tekstai palyginus. Ir kalba pati nėra lengva, bet tos temos jos panašios iš tikrųjų, manau, kaip ir šiandien. O kokias temas šiandien nagrinėsim? Turime nei ką šiandien jie darys. Aš žinau, kad yra 3 komandos, kurios pasirinko buvo 2 komandos, kurios pasiėmė tą patį tekstą, nors buvo daug skirtingų tekstų. Aš galvoju, kad truputį kitus pasirinkti iš tikrųjų tekstus. 2 komandos pasiėmė apie Adomą ir Ievą istorijos. Adomo ir Ievos, ne Ievo. Adomo ir Ievos istoriją. Ir kaip, kas iš to seka apie tą pirmąją nuodėmę. Visą kitą, o kiti pasiėmė tokį Donelaičio ištrauką, kuris pasakoja apie tokius tinginius arba nelabai norinčius dirbti kaimiečius. Ten, žiūrėsim, kaip ta tinginystė pabandys išversti iš šias dienas ir žiūrėsim. Bus įdomu pasižiūrėti. Intriga yra. They know this world with devils filled should threaten to undo us. We will not fear, for God hath willed for His truth to triumph through us. They know this world with devils filled should threaten to undo A mighty fortress is our guide, a bulwark never failing.
our helper here amid the flight of mortal ills prevailing. For still our ancient foe doth seek to work us woe. His craft and power are great, and armed with cruel hate. And on earth is not his equal. Whoa, and if we in our own strength can fight, then our striving would be losing. We're not the right man on our side, the man of God's own choosing. And you ask who that may be. Christ Jesus, it is He, the Lord of hosts, His name. Then though this world with devils filled should threaten to undo us, we will not fear, for God hath willed for His truth to triumph through us. Then though this world with devils filled Labadiena, ponia Regina, labai buvo jūsų įdomi paskaita, išklausom apie labai garsų žmogų, kunigą Štenderį. Kuom jis yra ypatingas Lietuvai ir Latvijai? Mūsų miestelis Žeimelis yra valstybės pačiame pakraštyje. Tačiau, lyginant su Žiemgalos kraštu, tai mes esame pačiame Žiemgalos krašto centre. Ir šis žmogus 6 metus gyveno Žeimelyje ir čia gyvendamas parašė pirmąją latvių kalbos gramatiką. Kadangi mūsų miestelis, anksčiau pusė miestelio priklausė Latvijai, siena ėjo net per patį vidurį miestelio. Tai pas mus daugiausiai gyveno latviai, o ir lietuviai kalbėjo latvių kalba. Taigi tie dideli jo darbai liko ir Lietuvai. Jo parašytos knygos, tautosaka, nes tuo metu Lietuvoje niekas tokių darbų nerašė. Ir vat jais naudojasi ir mūsų mano buvęs mokytojas Juozas Šliavas, muziejaus įkūrėjas. Tai yra didžiulis palikimas, taip ir lietuvių tautai, ir latvių tautai, tai išvis ten labai daug. Ir mes dabar švenčiame 300 metų. 300 metų, taip, jis gimė 1714 metais, rugpjūčio 27 dieną, Lašų valsčiuje, dabar Rokiškio rajonas, ten netoli sienos, ir gyveno, mokėsi Leipcige. Norėjau paklausti, jis kunigavo Žeimelyje, taip? Taip, Žeimelyje, tada ten Sunakstės parapijos sudegė, tada atvyko į Žeimelį ir 6 metus čia. O
O sakykit, labai įdomus, mes važiuojant pačia ekskursijas po kraštą, čia matome tiek dvarų visokiausių, vieni senesni, kiti renovuoti. Papasakokit, kas čia gyvena, kokie tie Žeimelio žmonės? Anksčiau čia gyveno 4 tautybių žmonės. Lietuviai, latviai, rusai ir žydai. Dabar šiuo metu žydų jau nėra išlikusių. Rusų sentikių bendruomenė dar yra tokia nedidelė. Ji buvo įsikūrusi Akmenėlių dvare, yra sentikių kapinaitis tvarkomos, o latvių bendruomenė mažėja. Labai gaila, kad ji mažėja. Iš tikrųjų buvo labai didelė ir parapija, ir bendruomenė, bet kūrėsi mišrios šeimos, bet mes labai gražiai sugyvenam su latviais. Galbūt todėl, kad latvių dvarininkas Peteris Petrauskas, kuris yra palaidotas liuteronų kapinėse šalia koplyčios, buvo labai turtingas ir labai mylėjo savo žmoną Skolastiką katalikę, Lenkę, ir jos garbei pastatė lietuvių bažnyčią. Turbūt nuo to laiko mes labai gražiai ir bendraujam. Labas, Aurelija, labai malonu matyti tave pas mus stovykloje. Norėjau paklausti, ką tu šiandien pasakoji, apie ką ir ką tu darysi su jaunimu šiandien? Šiandien norėjau apkrėsti jaunimą fotografiją, nes pati, kaip ir sakiau, labai myliu ir manau, kad tai yra iš tikrųjų labai įdomus dalykas, nes suteikia labai, kaip pasakyti, suteikia sparnus, pavadinkim taip. Žodžiu, dėl to pasakoju apie fotografiją ne kaip apie būdą užsidokumentuoti kažką arba ten fotografuoti, kaip šiandien buvo gražus oras, bet kaip galima fotografiją naudoti kaip kūrybos įrankį labai plačiai, įvairiai, labai įvairiai. Galbūt vienam vienas labiau gal kokį įspūdį paliko dalykas, kitam kitas, bet tikiuosi, kad labai tikiuosi, kad kažkuom apkrėsiu, žodžiu, kad vaikai pradės ne tik tai dokumentuoti ten, kas gražu ir kas čia ir dabar, bet prieš fotografuodami gal ir pagalvos, nes šiais laikais fotografija, netgi sakoma, kad tai yra mąstymo būdas ir aš su to visiškai sutinku, nes priklausomai nuo to, kaip tu fotografuoji, ką tu pasirinki fotografuoti, ką tu to nori pasakyti ar parodyti, tai tikrai ir pats keities, manau, ir atrandi kažkokių tokių naujų dalykų. Tai ir keliavimo būdas, ir mąstymo būdas, ir kas tik tai nori iš tikrųjų. Labas vakaras, ponia Marta ir Liucija, labai malonu, kad atėjot į mūsų stovyklą ir priglaudėt mus. Ir mes labai norėtumėm sužinoti ir labai norėtumėm išgirsti jūsų pasakojimą, kaip jaunimas jūsų laikais eidavo į bažnyčią, susiburdavo kartu, draugaudavo, kaip būdavo su kunigais, ką jūs veikdavot, labai įdomu. Subirėjai, kad mes tais laikais, jau tie laikai tokie subirėjai, kaip prasidėjęs tas pokarinis laikotarpis, jau nebe mokykla, o mokykla draudė tokius dalykus. Man, aš
pirmą komuniją ir prieis su broliu, čia Žeimelis, o tie du broliai Bauskiai, nes dirba mechanizacijų meistru ir negalėję čia eiti. O aš ėjo 9 klasę ir priejo ir manęs nevarė nieks niekur. Bet jau baimė buvo, kad nors nepašnekėtų ne vietų, kas nors kam eiti. Tada iš tikrųjų reikėjo bijoti, dabar jaunimas nesupranta, kaip galima bijoti. Taip, bet pavyzdžiui, buvo prie tvoros stovėję ir žiūrėję mokymą Dalės vedėjais, buvo Gudins mokytojas, ir Pilipaitis mokytojas, ir Šliaus, ir man vedė, mes 7 tokie konfirmantai. Nu, antro pusėje ten, kur bažnyčios laiptai yra, ant tų laiptų paveikslavom. Bet nieks rugsėjo, aš jau galvoju, nuo rugsėjo 1 dabar jau atkentėsim. Bet nieks nieko. Tik tiek, kad tokį buvom įbaudinti, kad negalim ir... O ponia Marta, jūs kada konfirmavotės ir kaip jūsų jaunystė prabėgo ir kaip jūs dūkot bažnyčioje ar nedūkot? Ne, bažnyčioje tai jau buvo šventa. Negalim. Konfirmacija, tai prisimenu, kad aš negaliu pasakyti, kad mes kažko tai bijojom. Iš Latvijos labai daug buvo tų konfirmantų, vis tiek. Gal toj Latvijoje irgi ten draudė, jie kažkaip tai į tą žeimelį, nes čia siena netoli. Tai mūsų, kiek aš prisimenu, irgi apie 10 buvo, virš 10. Kunigas buvo Rauskinis ir negaliu pasakyti, kad iš mokyklos pusės man tai nieks nieko nesakė, jokių priekaištų nebuvo. Nu, gal, nežinau, gal tau buvo, gal tu vėliau, gal ir biškį anksčiau. Aš anksčiau ėjau, tai kažkaip taip nebuvo tokių. Jau daugiau suspaus buvo. Daugiau čia buvo, jo. Čia ir kunigas Degis buvo tuo metu, aš dar buvau mažesnė prieš konfirmaciją. Jis gyveno čia pas Suratę. Tai va irgi buvo tokį chorą surengė, čia mes ėjom giedot. Ir tada po kažkokią šventę paliavojom tam pastorate, labai buvom visi. Dar prieš konfirmaciją, mes kaip tokie paaugę laikai, bet jie irgi mus priėmė. Ir atsimenu, kaip tas kunigas Degis buvo, tai per Kalėdas išmokino mums davė išmokti eilėraštukus ir sakėm prie eglutės. Ir buvo, atsimenu, labai irgi šalta. Toj bažnyčioj ir aš buvau tokia nedidelė, tai, žinot, ir tų batų nebuvo tokių šiltų. Tai kūjas pradėjo šalti, tai mama nusimovė storas pirštinės ir užmovė mane ant kojų. Šitą aš prisimenu. Tai va, tiek prisiminimų. Sakykite, o ką jūs dabar galėtumėt palinkėti jauniems žmonėms, kurie atvažiuoja į stovyklas, eina į bažnyčią, groja, dainuoja, garbina Dievą? Žinot, aš kaip išgirdau ir pamačiau, žinokit, mūsų krašte tikrai, šito nieko dabar nėra buvę. Tiesiog nusistebėjau, kad tokie jauni ir tokie, ir jie šitaip garbina tą Dievą, tiesiog nusistebėjau. Tikrai pas mus šito nebuvo iki šiol. Ir nieks nebuvo, ir to jaunimą nieko nebėra, nieks jų nebuvo kaip sako, subūręs. Čia labai didelis pliusas. Kad jūs šitaip galit suburti, šitaip galit ir padainuoti, ir Dievą padaryti. A mighty fortress is our guide.
a bulwark never failing. Our helper, he amid the flight of mortal ills prevailing. Is it true that you want